Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Sveiki mūsų mėly bičiuliai. Šiandien aš ir vėl Nemuno saloje. Prieš 2 dienas čia buvau ryte. Šiandien noriu išbandyti vakarinę žūklę. Matysim, kuo jinai skirsis nuo rytinės. Ir kaip ir anksčiau naudosiu tą patį spinningą. ST-Croix legenda iki 12 gramų. Modereitas, negreitas. Ir naudosiu štai tokius vobleriukus. Pirmas variantas tai bus Shimano World Pop. Tai yra visiškai paviršinis vobleris. Visiškai plaukiantis paviršyje. Tai yra taip vadinamas poperis. Jisai yra 7 cm. Taip pat rapala 5 cm. Poperiukas. Šitie vobleriai, jų gaudymas yra labai specifinis ir įdomus. Kadangi jis eina paviršių, jį reikia gaudyti greitesnių įrankių ir trumpais, staigiais patrukčiojimais. Salačių žvejyba eina prie srovę. Kadangi jisai reikalauja iš spinningo jėgos, reikia naudoti greitesnį kotą. Aš šį kartą naudoju savo universalų kotą. Jis nėra greitas, tačiau su juo taip pat išmušu. Gal šiek tiek didesnė problemėlė yra užmetus toliau pirmi mušimai. Taip, antras vobleris. Tai bus 2 vobleriukai. Tai yra tos pačios firmos. Ima Pugačiov. Ima Cobra Pugačiov. 7 ir 9 cm. Šitais vobleriais darbas yra šiek tiek kitoks, jisai yra mažiau reikia gal jį trūkčioti, jisai tiesiog sukėja ir šiek tiek judini kotą ir jisai eina paviršių, šitaip ir salatis jį labai noriai griebia. Na ir trečias vobleris bus Strike Pro stikiukas. Jų aš turiu 3 spalvinimų. Štai toksai vobleris. Jisai yra skęstantis, tačiau neria iki 0,5 metrų. Labai gražiai dirba, labai gerai metasi, 17 gramų. Ir tikiuosi aš ant jo neblogai sugaudyti. Na ir dar va šitoks vobleriukas. Tai yra Apija, Ima Punchline, Apija Punchline. Taip pat skęstantis, tik tai galas jo yra kaip popierių. Taipogi jisai gražiai dirba, negiliai neria. Ir pakankamai gerai metasi, 12 gramų. Štai pažiūrėkit. Žmonės švenčia, džiaugiasi, o aš bandysiu sugauti žuvį. Praeitą kartą pavadėlį man numušė salatis. Matomai buvo pažeistas. Taigi, mėlieji, pradėsiu savo žvejybą. Susirišu valus ir
Žiūrėsim, kas gausis man toliau. Gero jums žiūrėjimo. Sekit mus, prenumeruokit, duokit patarimų ir laukit mūsų video. Gero žiūrėjimo. Taigi, rišu savo floriką. Pakankamai plonas. Bet tikrai ne iš prastų valų. Salatis nėra ant tiek stipri žuvis, kad nutrauktų valą. Kartais būna, kaip ir praeitą kartą. Tačiau mano valas praeitą kartą buvo pasižeidęs. Tai mačiau ir nieko dėl to nedariau. Pats kaltas. Kol kas dar ankstus laikas. Iš tikrųjų tikiuosi aš apie kokį 7. Matysim. Va, po karbono su pintuku rišu štai tokia mazgu. Gal kokią 20 kartų suku į vieną pusę, po to užvinioju ant viršaus. Nelabai jau matosi turbūt, tačiau šitas mazgas yra itin patikimas. Va. Kišam per šunmazgiuką ir užtraukiam. Visada valiuką reikia padrėkinti, norint, kad jisai geriau laikytų. Taip, ir dar, jeigu norit, kad jums geriau laikytų mazgas, va, jau žuvį šokinėja, papildomai dar jį periškit va tokiu mazgu. Tai aš jums jį parodysiu. Va. Vieną kartą sukat į vieną pusę, užtraukėt. Šitaip. Kitą kartą sukat iš kitos pusės. Va, viskas. Valiukas paruoštas. Neišmeskite valo galų ant žemės, o susirinkite, nes tai kenkia gamtai. Aš dedu paprastai į kišenę. Taip, pavadėlį darau apie metriukas. Va, kerpu ir dėsiu smulkutį karabiniuką. Tai, ką mes čia turim, o turbūt nieko gero neturim. Šiandien važiavau tiesiai iš darbo į žvejybą ir nepažiūrėjau, ką aš čia turiu. Per skubėjimą turėsiu dėti didesnį karabiną. Va, šitas lyg neblogas visai. Nemėgstu salačių didelių. Bet šį kartą dėsiu tokį. Taigi,
Matosi, karabinas jau buvo naudotas. Jisai baltas, šiaip būna juoda spalva. Va. Rišam ir bandysim žvejoti. Viskas. Va. Valas laiko, puiku. Patikrinu visą laiką šį. Kerpu. Galiukas į kišenę. Ir einam žvejoti. Taigi pirmasis masaliukas. Popieriukas. Sureguliuosiu ryte, kad nebūtų nei per daug užveršta, nei per daug atleista. Praeitų klaidų nenaudosiu. Na ir, kaip sakiau, popieriukas gaudamas trumpais trūkčiojimais greitais. Tai metas jis neypatingai. Dirba neblogai, garsą duoda, bet irgi manau, kad jisai bus veiksmingesnis vakare. Vienas metimukas užtenka ir bandau ima. Devintukas, labai nebloga spalva, tamsius pilvas, tamsi nugara, salatės baidosi ryškių spalvų ir bandom pramėti šitą vobleriuką. Va, kaip matot, jeigu pastebit, aš įtraukiu trumpais, lengvais trūkčiojimais. Iškart šalia užvaikymas kažkoks. Matomai yra mailiaus baidosi. Mano tikslas eit tolyn į viršų. Palieku kol kas ima ramybei. Mano akimis jisai gal dar šiek tiek per didelis. Nes šviečia saulė ir bandysiu gaudyti. Man labai šiemet pasiteisinusiu modeliu Strike Pro stikiukas. Puikiai metasi, tikrai puikus metimai. Kas labai didelis privalumas gaudant dieną, kol dar šviesu, kol dar salatės stovi toliau. Bandau pravesti įvairiais būdais. Labai gražiai duodasi iš šonus jisai. Pasisukina. Manau, šiandien jisai atneš rezultatų. Išgirsti muzikos. Va, kaip tik laivas Algirdas. Labai smagu pamatyti tokį laivą žvejojant savo vardu. Šiandien rugsėjo yra 8 ir oras fantastiškas. Saulė, temperatūra virš 20. Ir manau, kad mes dar
šitą žuvį gaudysim ir gaudysim. Dar tik tai pati pradžia žvejybos. Va. O stikiuką bandau mėtyt ir prie srovė, ir pasroviui. Kartais šiek tiek pažaisdamas, kartais greičiau patraukdamas, dirba jisai visaip. Va. Ir kaip jau minėjau, neria. Trauktų jį kaip nori, jis kyla į viršų ir neria maksimum pusmetrį. Štai va čia aš traukiu ir jisai visiškai nekabina. Itin mano mėgstamas mažylis, 65. Ima Kobra Pugačiov. Kaip pagal savo svorį, pagal savo ilgį, masalas labai puikiai metasi, labai gražiai dirba ir tikrai vilioja salatį. Kitąkart salatis baidosi didesnio masalo. Ir štai va šitas mažylis labai dažnai iššauna. Kažkodėl begaudant volkeriukais labai dažnai būna pratraukus, salatės suaktyvėja ir muša per raukšlės. Matomai masalas jį sunervuoja, bet kibti jisai nenori ant jo. Dar ankstoka, dar iš tikrųjų tik tai 6. Manau, pagrindas prasidės apie 7:30. Kibimas turėtų pajudėti. O dabar kol kas ramybė. Tai vienur, tai kitur žuvis išeina, bet imt nenori visiškai kol kas. Išbandžiau visus savo masalus, apie kuriuos rodžiau pradžioje. Kol kas nei vienas jų nesudirba. Šiaip laikausi tokio principo saulėtą dieną. Natūralios spalvos, į gelsvumą žvejyboje, bet salačių žūklėje visą laiką aš naudoju natūralesnes. Va, matot, priekį, ką jie išdarinėja. Užvaiko. Norėjau pakeist, bet kol kas dar pramėtysiu ir šitą mažylį. Taigi, natūralios spalvos. Aišku, saulėtą dieną daugiau galima bandyti į geltonumą. Taigi, šios žvejybos minusai tai yra saulė ir jokio vėjelio. Kaip ir buvo praeitą kartą, kai žvejojau ryte. Matot, salatis jisai duodasi, bet su kibimu yra problemas. Saulė, jokio vėjo, vanduo poskaidris ir salatis mato valą ir negrėgia atsargios. Tai vienoje, tai kitoje vietoje jisai išeina, bet imt nenori kol kas. Kol kas mano masalas gaudo, baido tik tai. O, turėjau pirmą kibimą. Pirmas kibimukas be 10, pusė 7. Jau smagiau. Ir smagiau. Pirmas kibimas. Nemanau, kad žuvis buvo didelė, bet tai duoda man jau žiūrėti tai šitą vakarą su optimizmu. Bandysiu apie. Puikus wobleris, skęstantis, 12 gramų. Va. Žiūrėkit, kaip jisai puikiai skrenda. Vėlgi nėra labai gilus, kiek paskandinsi, bet giliai neneria. Atnešęs jau jisai man gerų rezultatų, nors pasirodė tik tai
pernai vėlai žiemą. Išbandžiau aš jį, tiesiog išbandžiau, kaip jisai dirba. O dirba jisai puikiai. Ir pabandysiu aš pramėtyti šiek tiek su juo. Teisybė, gal čia truputėlį per seklu. Jau šitas masalas gali čia šiek tiek kabinti dugną. Taigi, mėly bičiuliai, 7 valandos. Kol kas tuščia. Ar ne tik tai, ar neišsipildys tas priežodis, kad rytas protingesnis už vakarą. Bet aš dar turiu laiko ir bandysiu dar suvilioti jį. Kol kas ramuma. Nei ant volkerio, nei ant stiko, nei ant popierio. Mano prognozės kol kas šiandien eina šuniui ant uodegos. Nedirba šiandien nei popieris, nei volkeris, niekas. Vakarėja visiškai jau. Ir žuvis visiškai nurimo, jokio judesio. Atrodo, kad upė tuščia. Jeigu dar atvažiavus, žuvis daužėsi, vaikė aukšlės mailių. Dabar visiška ramybė, absoliučiai. Mano prognozės, kad vakare bus kibimas, nepasitvirtino visiškai. Kam tas turi įtakos, kas tam turi įtakos, nelabai aš galiu pasakyti. Šiaip man visiškai nepatinka, kad labai ramus oras, kad jokio vėjelio. Bet kad taip žuvis nustotų, neturiu supratimo, kodėl taip viskas vyksta. Vienas kibimas ir tas atsipurtė. Ai. Nu, bet jau smagu. Vijosi, nepaėmė. Jau smagu. Bandom dar kartelį. Gal pradės žuvis po truputėlį jau judėti. Aišku, šitą nebeimsi, o viskas jau negavo per žabtus. Bet gal prasidės vakarinis kibimas. Būtų labai smagu. Taigi, mėly mūsų bičiuliai, visiškai laikas jau į pabaigą mano temsta. Ir mano prognozės nepasitvirtino visiškai. Kiek bandžiau paviršinius masalus, turėjau 2 kibimukus. Dar atvažiavus salačiai kažkiek tai vaikė, bet manau, kad saulėtas oras ir ramus oras jisai davė savo. Žuvis matė masalą ir visiškai ignoravo jį. Jau įtemstant turėjau keletą kibimukų. Pavakarį turėjau keletą kibimukų. Vienas iš jų ant paviršinio šito masalo, įmos. Kitą turėjau ant šito masalo. Viskas, žuvis labai vangi. Taigi, o aš dar bandysiu, padėjęs visus paviršinius masalus į šalį,
dar pabandysiu pažvejot sutemus, temstant. Ir va, pasiemu kelis savo mėgiamus kremdžiakus. Čia yra SR, čia MR. Dar keletas museliukų. Kremdžiakiukai, ryškios spalvos. Labai tinkamus gaudant sutemose. Va, o kaip jau sakau, visus paviršinius aš dėsiu į šalį. Ir pasiliksiu tik tai kelias dėžutes masalų, su kuriais gaudau naktį. Štai tokie kremdžiakai. Bazdėjai mogul minau. Naktinis masalas. Rozantė duo. Šešimt trečias rozantė, mažesnis. Šitos visus masalus traukiu ypatingai lėtai, lėtų traukimu. Ir kartais šiek tiek patvičindamas. Ko tikiuosi dar sutemus? Tikiuosi pagauti arba starkį, arba salatį. Kai bus, pamatysim. Bet nereikia niekad nuleisti rankų. Taigi, manau, kad sutemus jau kamera neparodys viso rezultato tamsoje, bet pasistengsiu nors kažką pašnekėti ar kažką parodyti. Taigi, o dabar einu toliau žvejybą.